aš galvoju, kad mano genetiškai užkoduotas noras būti sporto specialistu. Vaikystėje vasarą ganydavau karves ir nuo 2 klasės reikėdavo man nubėgti į paštą, ten 1,5 kilometro iš mano kaimo, paimti Tiesos laikraštį, kurį tėvukas labai skaitydavo nuo pradžios iki pabaigos. Ir aš tas karves ganydamas skaitydavau po 15 kartų apie sportą žinutes. Ir tada bandydavau pats tą daryti. Kūjo metimas. Man atrodė, kad paprastą plaktuką paėmus, nes pas mus plaktukas tai buvo kūjis. Ir aš nežinau, turbūt tėvelio visus kūjus išmėčiau. Šuolis į aukštį, kaip čia peršoktai, slenkus kojas, pasidarius tą šuolį į aukštį, patiem iš pagalių šokinėjau ir visas kitas buvau ir pipinė, tuo metu garsus, ir diską nesuvokiau kokią, tai vos neliekštę reikėjo bandyti mesti. Tai aš nuo 2 klasės žinojau, kad aš noriu būti sporto specialistu. O paskui jau 5 klasėje prasidėjo kūno kultūros pamokos specialistams ir man pasisekė, kad mums kūno kultūros 55 metais pradėjus dirbti, o aš jau buvau po 2 klasės, mokytojui Marcelinui Zelbai ir iš karto įtraukė į visas sporto šakas lengvosios atletikos. Dar tuo metu buvo Skaudvilės rajonas, tai Skaudvilės Spartakiadoje. Paskui mes žaidėm krepšinį, mes žaidėm tinklinį, mes futbolą ir būdavo tarp klasinės varžybos. Tai nuo 5 klasės aš jau išbandžiau visas sporto šakas. Na, o paskui, kai persikėlėm į naują mokyklą, net ir žiemą, Menkojos Salytėje, tinklinio Išmiras, mes pradėjom žaisti rankinį. O gavosi taip, kad skaudviliečiai sekėsi, iš karto jie tapo prizininkais, net ir čia taurę laimėjo moksleivių. Ir tokiu atveju, kadangi vaikams tiko ta sporto šaka ir buvo geras bendrasis parengtumas, tai reiškia jau nuo 6 klasės aš pradėjau treniruotis grinai rankinio. Bet mes dalyvaudavom visose sporto šakose. Na, o būnant 10 klasėje, kadangi ir kai dabar aš įsivaizduoju, koks begalinis mokytojo atsidavimas. Iki pietų kūno kultūros pamokos, po pamokų, iki pat vėlumos, treniruotės įvairių sporto šakų treniruotės. Ir jis matydamas, kad jau nesuspėja, pasiūlė ten mergaitėm, Mikašauskaitė ir Češkutė, ir man treniruoti vaikučius nuo 5 klasės. Tai aš nuo 15 metų jau pabandžiau tokios sąlyginės rankinio trenerio duonos. Man tai labai patiko, aš džiaugiausi ir tada nekilo jokių abejonių, reiškia, kad aš stosiu studijuoti kūno kultūros institutą. Bet turėjau pakankamai didelę problemą ir tą vakarą, kada jau reikėjo, pasakiau, kad vežu kitą dieną, tai buvo Liepos 10 diena, 65 metų, vežu dokumentus į kūno kultūros institutą. Pateikti priėmimo komisiją, tėvukas paklausė, tai kur? Sakau, tai taip, ne kitaip. O mokytojai, reiškia, sužinojo, kad ten kažkaip tai atkalbinėjo. Nebuvau aš ten vienas iš tų geriausių, bet, reiškia, be trejetų baigėjau mokyklą. Ir atseit, va, čia tai yra profesija, mokytojas, inžinierius, gydytojas, o sportas tai niekas. Na, ir vis dėlto man pavyko įkalbėti tėvukus ir taip tada įstojau ir nuo to, reiškia, studijuojant, man tai pasisekė, kad šviesios atminties Europos tauriai dalyvavus ir taurė laimėjus ir praėjusio 100-mečio geriausia vartininkė Rožė Stasiulevičienė ir mums universitete tada dar institutas dėstė docentas Gintautas Stasiulevičius, kuris mus skatino ir teisėjauti. Tarp kitko mes su Gutermanu pirmoji pora, kur pradėjo porose teisėjauti, nes prieš tai būdavo tik vienetai ir prie vartų su vėliavėlėm. Tai aš turėjau galimybę, kai jie išvažiuodavo į varžybas, pavaduoti ir treniruoti jau sporto mokyklos, reiškia, rankininkus. Tai čia dar buvo papildoma. Na, o 4 kurse jau mane pakvietė atidarius specializuotą rankinio mokyklą ir treniruoti. Tai va tokia patirtis dar mokykloje ir studijuojant.
Treneris tai reiškia Marcelinas Zelba, o paskui institutas tuo metu, tai taip, docentas Valerijus Grešnovas. Ir aš nepaprastai esu jam dėkingas, kad jis išmokė suvokti žaidimą, išmokė ir suteikė daug praktinių įgūdžių, kaip treniruoti ir būti inovatyviam, nuolat ieškoti naujovių. Tai net ir stojant, mums reikėjo pasirinkti specializacijas, aišku, mano jau ta specializacija buvo rankinis, ir reikėjo atlikti kontrolinius normatyvus ir žaisti. Ir mūsų iš 42 mus priėmė ar 6 ar 7, tai man nusišypsojo laimė, aš patekau. O studijuojant, taip, mes ne tik, kad, sakykime, buvo privalom, bet mes labai stengiamės, mes turėjom. Na ir 4 kurse man būnat, tuo metu buvo Kauno Žalgiris, šviesios atminties treneris Vytautas Kontvainis mane pakvietė į Kauno Žalgirio komandą, kuri tuo metu buvo reprezentacinė. Ir tais metais aš įvykdžiau sporto meistro normatyvą. O pasibaigus studijoms mums reikėjo, kadangi karinės katedros nebuvo, reikėjo važiuoti metus tarnauti kariuomeniai. Tai aš iš pradžių čia buvau desantininkų pulke Kaune, šokau 5 kartus iš lėktuvo parašiuto, o paskui išvažiavau, pakvietė į CSKA ir aš ten 10 mėnesių Maskvoje treniravomės ir žaidžiau. Tai mano, o grįžus dar toliau paskirtas buvau dirbti medicinos institute fizinio auklėjimo katedroje. Dėstytojo, tai aš dar čia Kaune žaidžiau, o paskui jau kai išvykau į Šiaulius ir treniravau ir žaidžiau, tai Šiaulių Tauro komandoje mes, tokių neblogų, patekom net į Sąjungos čempionato 1 lygą. Tada mane, Vilniečiai pradėjo kviesti į Vilnių. Tai fabriko direktorius ir būtent tas Zinkauskas, reiškia, nuėjo pas miesto valdžios vadovus ir sako, tas žmogus galėtų būti sporto komiteto pirmininkas. Na ir tai prikalbino ir tapau sporto komiteto pirmininku, dirbau 5 metus. Tai ir neišvažiavau iš Šiaulių ir tada toliau, reiškia, aš komitete dirbau pirmininku, pats treniravau ir žaidžiau, paskui jau pavyko prikalbinti Samolį treniruoti komandą, kuris atvyko iš Kauno veterinarijos akademijos. Tai jau tada tik sportavau ir sporto komitete. Na, bet matydamas, kad tų pokyčių pokyčių buvo, bet aš nematau savo tiesioginio darbo rezultato. Tai aš baigiau dirbti komitete ir išvykau į Vilnių, tada dirbau sporto mokykloje, pakvietė treniruoti Vilniaus miesto komandą. Ir vėl toks netikėtumas, reiškia, pirmiausia, tai partinė valdžia mane norėjo priversti būti Vilniaus sporto komiteto pirmininku, šiaip netai pavyko atsakyti, bet prikalbino tuo metu Lietuvos sporto komiteto pirmininkas Zigmantas Motiekaitis dirbti sporto federacijos valdybos viršininko. Tai buvo atsakingas prieš Maskvos olimpinės žaidynės už didelio meistriškumo sportininkų pasirinkimą. Tautų spartakiadom, kurios būdavo kaip olimpinės žaidynės ir olimpiečių rengimą. Tai aš ten dirbau taip olimpinį ciklą ir paskui mes toliau, reiškia, įsteigiau sportinę klasę, peržiūrės apie 500 vaikų ir ta sportinė klasė taip išaugo, kad 2 tapo Europos taurės laimėtojai, Cikanauskas Remigijus ir Arnoldas Čepulis. Ir aš, reiškia, vėl dirbdamas sporto komitete, nematau to savo darbo tiesioginio rezultato. Jis buvo, nes mes visai neblogai pasirodėm. Ir aš džiaugiuosi, kad mano tiesioginis viršininkas buvo sporto komiteto, Respublikos sporto komiteto pirmininko pavaduotojas Algimantas Kukšta, žymus treneris ir gilus analitikas, tai aš iš jo labai daug išmokau ir tokių, sakykime, vadybinių dalykų iš Zigmanto Motiekaičio. Na ir vis tik, reiškia, man pavyko išeiti ir tada aš tuo metu buvo pedagoginis institutas pas profesorių Juozas Karnevičių ir mes toliau atlikom tyrimus ir jau mane išleido užbaigti darbą į metinį aspirantūrą ir tada taip įvyko, kad Granito žaidėjai
pageidavo, kad aš pradėčiau treniruoti ir taip 81 metais, rugsėjo 27 dieną, aš pradėjau treniruoti granitą ir jį treniravau 12 metų. Sakyčiau, kad buvo permainingai. 81 metais jie tapo sidabro medalininkai. Pradėjo čempionatą, iš karto ten vos ne paskutiniai, jau naują čempionatą. Ir tada, kaip sakau, žaidėjai norėjo kito trenerio, tai buvo nelengva, bet aš iškėliau 3 dalykus, kad mes turėtumėm kur treniruotis, nes būdavo neaišku kur, kiekvieną kartą reikėdavo ieškoti, kad mes turėtume galimybę geriausius jau rezervo žaidėjus iš visos Lietuvos pakviesti ir jeigu mes esame reprezentacinė Lietuvos komanda, kad geriausiai žaidėjai atstovautų Kauno Granitui. Tai galiu pasakyti, ką mums pavyko padaryti. Jau salę mums pavyko įspręsti, rezervą sąlyginai, bet vis dėlto ir galiu pasigirti, kad 97 metais pasaulio čempionate 10 vieta ir 98-ais 9 Europos čempionate, tai apie 90% buvo būtent iš to mūsų Granito sukurto jaunų rankininkų centralizuoto rengimo rezervo centro. O dėl geriausių žaidėjų, tai va taip ne visada pavykdavo, bet mūsų, reiškia, tas toks siekis ir aš kada jau mane pristatė komandai, aš jiem iš karto pasakiau, tai jie dar kai kas taip mačiau, kad šypsojasi, sakau, vyrai, jūs esate tokie galingi, nežiūrint, kad dabar čempionatą pradėjote ir ne visai sėkmingai, bet jūs esate tokie potencialūs rankininkai tarptautinio lygmens, kad jūs galit laimėti Europos taurę. Ir sakau, mūsų siekis turi būti toks. Tai kaip sakau, taip šyptelėjo. Ir tą pirmąjį sezoną mes gana sunkiai ir vos išlikome aukščiausioje lygoje. Na, o po to jau buvo 6 vieta, tada buvusioj tautų spartakiadai sidabrą laimėjom, finale pralaimėjom porą įvarčių Ukrainos rinktiniai. Tada 2 vieta 85 metais, paskui 6 metais 3, bet būdavo toks paradoksas. Vienais metais prizinę vietą užėmė, bet rinktinės treneriai sako, ne, mums trukdys rinktinė rengtis pasaulio čempionatui, tai reikia, kad klubinės komandos nedalyvautų. Tai taip ir gaunasi, tu laimi, nėra teisės. Teisė yra, bet tu nelaimi. Bet taip gavosi, kad 86 metais buvo ir medaliai laimėti, ir teisė suteikta. Ir tokiu būdu mes tais 87 metais daugam buvo stebėtina ir dar paskui kitą sezoną turėjom teisę kaip laimėtojai. Tai mes su tuo metu žymiausiu Europos taurių laimėtojų klubu, Vokietijos Gumersbako klubu, susitikom ir vieną sezoną ir kitą sezoną. Tai jie sakė, prakeiksmas tas Granitas, nes ir vienu ir kitu atveju mums pavyko laimėti. Aišku, jie tai buvo arogantiški ir galvojau, kad čia atvažiavę futbolą treniruoti žaidžia, kad čia mums pavyko 10 įvarčių laimėti, ten 9 pralaimėjom, o kitam sezono čia 4 laimėjom. Turėjom žaisti Vilniuje, nes čia buvo užimtas sporto galė. Ir žaidėm kaip svetimoje aikštėje ir rezultatas 14-10. Galite įsivaizduoti? 14-10. Tuo metu rankinis, kai mes davom 25 maždaug ir dar daugiau. Na, o ten mes, kai vykom į ten, tai visi mus jau pranašavo, kad nieko nebus. Ir ten baigėme 18-18 ir tokiu būdu. Ir kitą metą, bet finalinėse rungtynėse pajėgesni buvo Rumunijos BMR rankininkai, tai antrą kartą mums tos taurės nepavyko. Bet aš noriu pasidžiaugti, kad tie vyrai buvo aišku nelengva, jie labai ambicingi, užsispyrę ir norėdavo kartais įrodyti, kad treneris gal ne visai teisus. Va, čia ir yra odė po kiek metų parašyta žaidėjų man. Tai dabar jie visi taip sako, na, labai ačiū treneriai, jūs mus prispaudėt, reglamentavot mūsų veiklą, įspaudėm ir dabar mes galime visi kartu pasidžiaugti, reiškia, tais pasiekimais. Tai, žodžiu, nėra taip, kad viskas buvo visokių ir pakilimų, ir nuopolių,
bet tai buvo ypatingo meistriškumo, ypatingų rankinių specifinių gebėjimų karta. Aš tada, prikalbinu treniruoti merginas Kauno Akmenės Žalgirio, pasirodo, kad aš jas 13 metų treniravau, jau kartu čia dirbdamas, reiškia, bet aš turiu pasakyti, kad čia buvo ypatingai geras dalykas, nes treniruojant granitą buvo tos mokslinės grupės ir jos talkino. Fiziologai, biochemikai, profesorius Karnevičius man nepaprastai daug padėjo, aš nuolat, kadangi 6 metus šeima gyveno Vilniuje, o aš čia, tai jis grįždamas ir pirmiausia, tai daug man padėjo tikslinti ir tobulinti treniravimo procesą, o jau merginas treniruojant, tai aš turėjau galimybę, reiškia, panaudoti mūsų universiteto mano kolegų ir visų laboratorijų įgytos aparatūros, visą tą potencialą ir konkrečiai taikyti. Jo labiau, kad komandoje buvo universiteto bakalauro studijų, magistrinių studijų ir net daktaro disertacijas 2 apgynė žaidėjos, žaisdamos. Tai reiškia, buvo galima tą teorinį, reiškia, šiuolaikinį sportininkų treniravimo modelį perkelti ir išbandyti praktiškai ir man pačiam tą įgyvendinti. Tai šitas laikmetis, sakykime, praktinio ir teorinio derinimas, tai sakyčiau, mano viso gyvenimo, sakyčiau, buvo tokia, pačia aukščiausia forma ir aš nepaprastai esu dėkingas ir žaidėjom, kad jau suprato, kad taip reikia. Ir mes daug visą tai pateikėm, o čia ir net to, sakykime, treniravimo valdymo modelio visokių požymų, būtent vadovėliai yra pakankamai daug pateikta. Taip, aš dar sakyčiau, taip gal irgi toks noras, kada įstojom čia studijuoti, mes kambarį gyvenom paskutiniuoju metu 4 ir labai visi norėjom įgyti žinių. Ir visi labai aktyviai dalyvavom studentų mokslinės draugijos veikloj, atlikom jau tuo metu, su kokia aparatūra buvo galima atlikti. O aš šitą pradėjau įgyvendinti Šiauliuose su vyrais ir vaikus treniruodamas, visą laiką testuodavau ir rinkau duomenis, o paskui Vilniuje, kada treniravau vaikus, tai šitą labai atrinkdamas juos, reiškia, taikiau, kokius kriterijus reikėtų laikyti tais esminės, kad būtų galima prognozuoti, žinoma, sąlyginai kažkokią tai nedidelę procentinę tikimybę apie būsimą tą jau aukšto meistriškumo rankininką. Tai ten buvo, o tada, kada, reiškia, aš dirbdamas Respublikos sporto komitete turėjau galimybę susipažinti su įvairių sporto šakų ir kaip ten yra taikoma mokslo pasiekimai rengiant sportininkus, tai aš tą stebėdamas įgijau daug ir žinių ir suvokimo. Tai kai treniravau granitą, tai kaip sakiau, reiškia, profesorius Karnevičius labai daug padėjo, bet ypatingai, reiškia, mūsų tuomečio instituto fiziologai ir biochemikai. Tai aš jau šitą taikiau. Ir Kaučikas man yra taip sakęs: treneri, kodėl jūs mane badėt? Vis tiek reikės man žaisti. Sakau, taip, Jonai, reikės, bet kai aš matau, kad tu esi pavargęs, mes, reiškia, šlapalo koncentracijos kriterijų taikėm įvertindami sportininko būseną. Ar jie yra pavargę, ar pailsėję. Tai, sakau, Jonai, aš žinau, jeigu pats esi pavargęs ir esant mažai galimybė, aš sudarysiu galimybę pačiam pailsėti, kadangi paskutiniu momentu, kai yra įvartis, be jokios abejonės mums reikės paties pagalbos. Bet jeigu pats nebūsi labai nuvargęs, vadinasi, yra didesnė tikimybė, kad tu suklysi. Ir tokiu būdu, reiškia, komandos nebus sėkmės, o čia aš tau leidžiu po truputį ir tokiu atveju mes patys saugom. Tai tai čia buvo. Ir paskui gavosi taip, reiškia, kad treniruojant granitą aš jau neturėjau tokios galimybės, galimybės gal visada yra, bet pagrindinis dalykas komandos treniravimas.
Ir aš, reiškia, atidėjau savo disertacinio darbo baigimą. Ir tada profesorius Karnevičius vieną kartą susitikęs, reiškia, sako, arba tu padarai, arba jau viskas. Tai aš tada, kai užaugo pasaulio ir olimpinis čempionas Novickis, aš jam perdaviau komandą Ramia sąžinė ir tokiu būdu, reiškia, per nepilną pusmetį pabaigiau tą disertacinį darbą ir gyniau Vilniaus universitete 94 metais sausio mėnesį ir po metų mane pakvietė dirbti čia mokslo prorektorium. Tai jau tada aš perėjau ir jau dabar kitą metą bus 30 metų ir nuo tada, reiškia, taip aš jau tada persiorientavau į mokslo tyrimus, kuri tapo akademinė veikla, jau ir mokslas, reiškia, pirminis prioritetas. Bet vat, kaip matot, 2009 metais, po 15 metų vėl dar grįžau prie praktinės trenerio veiklos, bet aš jau tada derinau vieną ir kitų ir, sakykime, nei vienas, nei kitas nenukentėjo, kadangi jau prorektorium administracinį darbą nedirbau, tai dabar, per tą laiką, aš 3 monografijas parašiau, susietas su rankiniu. Yra studijų knyga apie šiuolaikinės technologijas, o čia reiškia modeliai, čia optimizavimo ir apie olimpinės žaidynės, tai čia visos 3 monografijos. Na, bet aš dalyvaudamas konferencijose, tai susipažinau su daug žymių mokslininkų, bendradarbiavom ir nesikuklindamas pasakysiu, kad, sakykime, žymiausi mokslininkai atvyko į Vilnių, kur būdavo tokia tarptautinė konferencija, arba čia pas mus mano dėka. Tie ryšiai leido labiau suvokti sportininkų treniravimo terminiją ir tokiu būdu, reiškia, aš ieškojau būdų, kaip pateikti būsimiems treneriams, studijuojantiems treniravimo sistemų studijų programą ir tiem, kurie jau dirba, tai vadovėlį. Na ir rašiau aš daugiau negu 20 metų ir praeisiais metais sportininkų treniravimo technologijos toks yra įvardymas, 2 tomai. Tai ir dar aš per Lietuvą pervažiavau ir visai neseniai prieš 3 savaičių Plungėje buvo trenerių seminaras, tai jaučiau, ko jiems reikia ir visą tai sudėjau į vadovėlį. Tai dabar esu ramus, kad tai, kas yra ir ten yra, reiškia, praktinė patirtis ir sportininkų treniravimo žymiausių pasaulio mokslininkų sudėta informacija į šitą vadovėlį, tai dabar ramus, kad jau turi būsimieji treneriai studijuojantis tą dalyką ir dirbantis treneriai medžiagų, kurią gali studijuoti ir taikyti treniruojant sportininkus. Kiek svarbus treneriui, sportininkui sporto mokslas? Nes mes matom, kad šiandien, kaip kartais pro pirštus pasižiūri, neįsiskaito, neįsiklauso, atrodo, kad ten gal vyresnio amžiaus žmogus pasakė, jei mokslininkas, tai ten, tai jis ten... Seniena. Dabar ne taip. Ir tie rezultatai greičiausiai tos dabartinės mūsų, aišku, čia daug dalykų lemia, bet ne tik, bet kiek svarbus sporto mokslas rezultatams? Gana dažnai diskutuojama. Treniravimo veikla ir sėkmė priklauso nuo sporto mokslo ar nuo meno. Tai aš pasakyčiau, kad ir vienas, ir kitas yra lygiaverčiai. Jeigu aš žinau daugiau, giliau, vadinasi, aš mažiau klysiu. Jeigu aš tik žinau ir nemoku pritaikyti, neturiu tų meninių gebėjimų, kaip pritaikyti. Gana dažnai yra tokių. Teoriškai tai čia, mano šviesios atminties docentas Valerijus Grišnovas sako, ant maketo mes pasaulio čempionai. Bet man reikia įgyvendinti tai. Tai jeigu aš žinau daugiau, aš turiu prielaidas geriau parengti sportininką ir mažiau klysti. Jeigu aš neturiu ekspertinės patirties
Tai vien žinios ne visada gali mes prieš kiekvieną treniruotę vertindam, reiškia, miegą, stresą, raumenų skausmą, būseną, nuotaiką. Penkiabalė sistema pagal McLean metodiką, kai aš prieš kiekvienas pratybas ir rungtynės sportininkės pašokdavo į viršų, tai yra kanadiečių Gefekal mokslininkų nustatytas nervų raumenų nuovargio kriterijus, tai aš vienas su kitu palyginu ir aš dar matydamas, ir taip komunikuodamas, aš jau turiu gilesnę informaciją apie sportininko būseną. Tai, bet sakykime, vien tik pagal tai nebūtų 100% galimybė sportininkų treniravimą valdyti. Vienas dalykas, kitas dalykas, gana dažnai ir daugiausia taip yra, treneriai nežino ir netaiko dviejų veiksnių teorijos, kurią 80-metyje britų mokslininkas Bannisteris su kolegom nustatė, kad reiškia parengtumas yra lygus pajėgumui minus nuovargiui. Ir jie tik žiūri arba nuovargį, arba tik pajėgumą ir neįvertina. Tai mes šitą taikėm ir dabar yra daug būdų, kur galima nustatyti, kaip sportininko būsena kinta. Tai, visą tai aš esu į vadovėlį įdėjęs. Jūsų klausimą atsakant, kad treniravimas tai yra ir mokslas, ir menas, ir treneriai žinių reikia. Peržvelgus gyvenimą, va taip tą visą, tiek trenerio darbą, tiek mokslininko, tiek kolegų, kokie žmonės buvo visada šalia jūsų, kuriuos jūs pritraukdavot ir vat, galbūt prisiminkite dar galbūt tuos žmonės, kurie didžiausią įtaką tiek trenerio darbe, tiek mokslo. Tai man gyvenime labai pasisekė. Labai pasisekė. Aš mokykloje turėjau puikų pavyzdį mokytoją, kuris mums skatino mylėti visas sporto šakas, sportą mylėti, o tai, kad kaimo vaikams tiko rankinio sporto šaka, tai reiškia to mokytojo nuopelną. Ir jis buvo pavyzdys. Įstojus į kūno kultūros institutą man pasisekė, kad ir dėstytojas, ir specializacijų dėstė ir sportinius žaidimus, ir treniravo docentas Valerijus Grešnovas. Tai va čia du. Na, toliau, sakykim, lydėjo taip pat dirbant Respublikos sporto komitete, tai pirmininkas Zigmantas Motiekaitis ir Algimantas Kukšta, kurie man buvo ir kaip vadybininkai, ir kaip žmonės. Toliau man labai pasisekė, kad aš susitikau gamybininkus, kurie mylėjo sportą ir tam rūpinosi, skirdami ne tik dėmesį, bet ir, sakykime, visus materialinius išteklius. Tai Šiauliuose, kaip sakiau, Leonas Jankauskas, inžinierius, ir to fabriko direktorius Povilas Markūnas, dirbant Šiaulių sporto komitete, man labai talkino vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja Liucija Stulgienė. Ir kada atėjau į Granitą, tai mane pakvietė buvęs to tresto valdytojas Kęstutis Grigaitis, jis mane pakvietė treniruoti. Sako, aš nežinau, kaip čia yra, kad sporto darbuotojai ilgai sprendžia, jis paskambino man ir sako, mes kviečiam treniruoti ir tada padėjo visus taškus, labai greitai per nepilną savaitę susitvarkėm. O toliau, tai reiškia, kitas Algimantas Nekračius, kuris toliau tresto valdytojai buvo. Na ir rezervą rengiant, Kauno statybos kombinato direktorius Antanas Butkus, tai va kiek padėjo. O treniruojant Akmenės Žalgirį, reiškia mūsų klubo prezidentas
Julius Būda, jis kelionių agentūros ir transporto, o kitas, reiškia, Atme vienos iš firmų generalinis direktorius Regimantas Buožius. Tai man aplinkoj buvo gerų nepaprastai žmonių, kurie mylėjo ir tebemyli sportą. O iš mokslo, tai vienareikšmiai profesorius Karnevičius, kuris mano ir mokslinis vadovas pirmo disertacinio darbo, antro habilitacinio darbo gynimo komiteto pirmininkas. Ir mane pakvietė į institutą dirbti šviesios atminties rektorius, profesorius Kęstutis Miškinis. Tai taip pat buvo nepaprastai miela ir lengva bendrauti ir bendradarbiauti. Toliau, sakykime, čia dirbant universitete aš ypatingai norėčiau padėkoti dabartiniai rektoriai, profesoriai Dianai Reklaitiniai, kuri, aš sakyčiau, turi tokių ypatingų gebėjimų nešti tokią gerą aurą bendravimo ir mobilizuoti visus siekiant vieno tikslo, kad būtų aukščiausio lygio šiuolaikinio standartų, tarptautinių standartų mokslas ir, žinoma, studijos. Ir apskritai, visi kolegos, kur čia dirbu, tai atliekant kokius tyrimus, sakykime, kada reikia paprašyti kokios aparatūros ar atliktų tyrimus, tai visi mielai sutinka o ypatingai mes labai taip kaip kolegos su prorektorium Vidu Bružu, kuris to žymaus Stanionio ir pasaulio Europos čempionės Gabrielės Stomkutės treneris. Tai mes nuolat pasidalinam treniravimo tokia ekspertinė patirtimi. Ir lygiai taip pat su Ramūnu Bututu, kuris žymus ir net rinktinė rengė olimpinėm žaidynėm. Tai aš čia matau labai daug žmonių, kurių potencialas mokslinis ir ekspertinis yra didelis. Ir labai džiaugiuosi naujos kartos. Tai Sporto inovacijų instituto direktorius profesorius Kamandulis, kitas labai puikus, ir abudu, sakyčiau, Marius Brazaitis, Nerijus Masiulis, mes bendradarbiavom ir mano laboratorijai ilgą laiką dirbo profesorė Danguolė Satkunskinė, mokslo tyrimus talkino ir gana daug atliko maksimalaus deguonies suvartojimo, reiškia testavimą, profesorius Stasiulis. Tai aš čia jaučiuosi apsuptas labai kompetentingų, aukšto lygio mokslininkų ir studijų ekspertų. To ir labai džiaugiuosi. O auklėtiniai, kurie čia tie jūsų perliukai, tiek trenerio, kas didžiausias jūsų, jei taip, aš žinau, kad jų yra šimtai, tiek moksle, tiek sporte. Šimtais nesakyčiau, kad yra, bet, pirmiausia, džiaugiuosi jau šviesios atminties pasaulio ir olimpinio čempiono Valdemaro Novickio. Jam treniruojant komanda, Kauno Granito komanda 17 kartų tapo Lietuvos čempionė. Tai akivaizdus ir aš jam perdaviau komandą, džiaugdamasis, kad tikrai patenka į labai rimto, kvalifikuoto eksperto rankas ir galvą. Kitas, tai sakyčiau, mano pirmasis doktorantas ir treneris, kuris Lietuvos rinktinę treniravo, kuris dirbo užsienyje, Islandijoje, Ispanijoje, Baltarusijoje, tai mokslų daktaras ir dabartinis Lietuvos rankinio federacijos generalinis sekretorius Miglius Astrauskas. O jeigu susietumėm su rankiniu, tai kita rankininkė Gintarė Onusatytė Rašimienė, kuri žaidė ir dabar treniruoja vaikus, kartu su vyru išvykusi yra užsienyje. Audinga Kniubaitė, mokslo daktarė, kuri geriausia buvo pripažinta ne kartą, rezultatyviausia Lietuvos čempionato žaidėja ir sezono geriausia žaidėja. Tai dabar kaip tik mes bendradarbiaujam ir kartu dėstom sportininkų treniravimo teoriją, bet jie yra pakviesta treniruoti ir Lietuvos rinktinę. Teko man bendradarbiauti ir, sakykime,
treniruoti kiek tai. Dabartinis Lietuvos vyrų rankinio rinktinės treneris Savukynas, kuris taip pat išaugo iš tos rankinio generacijos, kurią man teko treniruoti. Tai šiaip 11 mano doktorantų apgynė daktaro disertacinius darbus ir aš džiaugiuosi, kad jie vienaip ar kitaip, ten įvairių sporto šakų, bet jie yra aktyvūs, reiškia, ir mokslininkai, ir perteikia žinias studentam ir tuo pačiu dirba praktinį darbą. Ką palinkėtumėt Lietuvos sporto mokslui, ką palinkėtumėt rankininkams ir šiaip jaunimui Lietuvos? Na, pirmiausia, tai aš norėčiau visiems palinkėti, kad jie mylėtų sportą. Aš kartais žiūriu, kai sporto žurnalistai aiškiai matyt, kad nepagarbiai ar neįvertina tai, ką, sakykime, pralaimėjimas arba ne aukso medalis. Kiek už juos lypi to įdėto triūso, kiek prakaito ir bandymų klaidų metodų kartais siekiant to tobulumo. Arba net ir, sakykime, jau atrodo taip viskas kryptingai ir mokslui padedant ir vis tik iškyla nesėkmė. Kažkoks mažas niuansėlis nulėmė. Tai kai mylės sportą, mylės tos žmonės, kurie yra sporte, sportininkus, trenerius ir mokslininkai, kurie yra neatskiriama sportininkų treniravimo dalimi, reikia, kad visos tos būtų sujungtos į vieną visumą ir tada aš nebejoju, kad bus pasiekti geriausi rezultatai. Sportininkas tai yra tas, kuris įgyvendina ir išnaudoja savo potencialas, specifinius gebėjimus, treneris įrengia, o mokslininkas padeda, kad būtų kuo mažiau klystama. Ir šiuolaikinės naujausias treniravimo technologijos būtų įdiegiamos. Tai grįžtu dar kartą, kad mylėtų, gerbtų vieni kitus ir bendradarbiautų. Gana dažnai profesorius Platonovas puikiai yra pasakęs, kartais mokslininkai parodo kelią treneriams ir sportininkams, bet dažniau sportininkai ir treneriai parodo kelią mokslininkams, ką reikėtų ištirti ir moksliškai pagrįsti. Tai va tas tarpusavio bendradarbiavimas, aš to bendradarbiavimo ir linkiu.